Sveiki, mėly literatūrinės mašinos žiūrovai. Ir ta mašina, aš sakyčiau, kaip pavasaris, ar ne? Jinai užsikūrus gerai, jinai atvažiavo ir atnešė dar daugiau naujų rašytojų. Ir aš labai džiaugiuosi, kad kaip visada galiu pasveikinti su Mantautu Ruzu. Labas, Mantautai. Labas, Ieva. Atvažiavom iki pavasario. Labai malonu vėl jūs susitikti ir labai malonu bus pasikalbėti apie įspūdingą autorių ir įspūdingą literatūrą. Man tai buvom nusikėlę, aš taip jau sakau, kodėl sakau nusikėlę, bet tikrai keliaujame su ta literatūra per žemynus, per šalis, per pasaulį, taip ar ne, globaliai. Ir šiandien jūs įsirinkote žmogų, kuris turi kažką bendro su Argentina. Ar tiesa? Labai daug ką bendro. Labai daug ką bendro. Ir tikriausiai, jeigu jisai dabar būtų tarp mūsų, tai gal tikriausiai užmesi, sakytų, kad yra 100%. Taip, tai juokas juokais, kur linkstam, Mantautas įsirinko, ranką prie širdies dedu žmogų, kur man pačiai bus labai smalsu išgirsti, nes nieko nežinau apie šitą, absoliučiai nieko nežinau. Labai gerai. Žinau tik tai, kad yra labai daug gražių knygų, kurias Mantautas atsinešė. Taip. Ir tai yra Julio Cortázar. Ar aš gerai tariu? Jeigu sulietuvintai, tai būtų Julio Cortázaras. Julio Cortázar. Taip. Man iš karto tokie serialai prieš akis. Telemundo presenta. Taip. Kodėl būtent šis džentelmenas šiandien pas mus ant stalo? Šis džentelmenas pas mus ant stalo, todėl kad mesgi ir mūsų laida orientuota į tokius originalius ir, sakykime taip, ne tik žymius, bet ir, sakykime taip, labai novatoriškus eksperimentinius autorius, kurie padarė proveržį literatūros istorijoje. Ir vienas iš tų autorių yra Cortázaras, kuris greta, sakykime taip, yra tokių autorių kaip Markesas ar Borkesas. Apie kurį jau apie Markesą žinom. Apie kurį mes žinom. Kurį mes kalbėjom praeitoj laidoj. Tai aš sakyčiau, čia vienas iš didžiausių Lotynų Amerikos rašytojų, šalia tų dviejų. Ir aš pagalvojau, kad ir žiūrovam bus labai įdomu apie jį išgirsti ir paklausyti, nes tikrai literatūra yra išskirtinė. Nes Mantautas kitokios, kaip čia neskaito ir jam neįdomu. Bet čia yra tiesa. Žiūrėkit, Mantautas, čia yra tiesa. Jūs, kai parenkat, tai parenkat kažką tokio, ko mes pirmas variantas arba nežinom, antras variantas, ką privalom sužinoti, nes taip gerai papasakojat viską, kad nori imti rankas įskaityti, arba trečias dalykas, apšviečiat iš kitų pusių ir tą rašytoją, ir to rašytojo kūrinį. Taip, mūsų toks tikslas, Ieva, mūsų laidos tikslas toks. Užkrėsti žmonės, kurie dar neskaitė arba kurie skaitė, bet dar kartą paskaitytų ir pažiūrėtų į tą pačią literatūrą kitoje šviesoje, pavyzdžiui. Gerai, tai man tai grėbėm šitą jautuką už ragų. Apie jį, apie šitą Julio. Jeigu reikėtų taip nerti jo autobiografiją, kas jis per žmogus? Taip. Ar iš viso jis žmogiškas, ar irgi toksai, kaip čia, asmenybė, kurią sutikus gatvį tikriausiai net nežinotum, kaip sveikintis. Bet tavo akim, koks jisai? Taip, aš sakyčiau, kad jisai tokia labai charizmatinė asmenybė ir jūs minėjot, kad jisai susijęs su Argentina, kas yra visiškai tiesa, nes jo tėvai buvo argentiniečiai, bet pats jisai gimė ne Argentinoje, jisai gimė Belgijoje, Briuselyje. Taip, nes jo tėvas jo buvo diplomatas ir Argentinos diplomatas Europoje ir rezidavo Briuselyje. Ir jis mylėjo? Ne, ir jo mama buvo argentinietė, turiu omeny, jinai buvo, Argentinoje buvo daug žmonių iš įvairių šalių, tai jinai negryna argentinietė, tikriausiai nėra grinų argentiniečių, šiuolaikiniai argentiniečiai yra grini argentiniečiai, daugelis yra atvykėliai iš Italijos, iš Prancūzijos, iš kitų Europos šalių, tai mama irgi mokėjo ir prancūzų kalbą, tėtis irgi buvo toksai kosmopolitas jo, ir jis gimė 1914 metais,
O kaip žinot, 1414 metais prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Čia tai gimimas, kaip sakoma, vieni ateina, kiti išeina. Taip. Ja, ir šeima užstrigo Europoje, negalėjo kažkaip tai, ieškojo galimybių išvykti į Argentiną, bet nepavyko. Ir jie persikraustė į Šveicariją, kuri buvo neutrali tuo metu, paskui gyveno dalį laiko Ispanijai. Ir kai jau Kortasarui buvo 4 metai, jie sugrįžo į Argentiną, į Buenos Aires ir apsigyveno tokiam Buenos Aires priemestyje. Gerai skamba, Buenos Aires. Visada geras oras, kaip sakoma, taip. Visada geras pavadinimas, kuris priverčia nusišypsoti. Nes Buenos Aires ir reiškia gerą orą. Tai Buenos Airese visada geras oras. O va Lietuva su to lietus iš karto. Ja, tai va, jie grįžo į Buenos Aires ir labai greitai tėvas juos paliko. Ir Kortasaras tiesiog nenorėjo prisiminti, nes iš jo liko tik tai pavardė, tiesą pasakius. Ir jis niekada jo ir neminėdavo niekur, nei interviu duodamas, ta prasme, tėvas jam neegzistavo. Ir jisai liko gyventi su mama, turėjo dar jaunesnę seserį, Ofeliją, ir su močiute ir teta. Toks. Tarp moterų. Pagarbintas tarp moterų. Pagarbintas tarp moterų, jo Buenos Airių priemestyje. Bet jis nuo vaikystės turėjo labai silpną sveikatą, labai prastą sveikatą ir daug laiko praleisdavo namuose. Ir beprotiškai daug skaitydavo. Beprotiškai. Knygų žiurkė, galima taip pavadinti? Absoliuti knygų žiurkė, ta prasme jau čia dar švelniai pasakyta knygų žiurkė, nes mama buvo ant tiek įsigandusi, kad jis tiek daug skaito, jį nuvedė pas daktarą ir klausė, ar čia normalu. O tos mamos, neskaitai blogai, per daug skaitai irgi blogai. Ja, nuvedė pas daktarą ir klausė, ar čia normalu, daktaras nustatė jam astmą ir sakė, kad viskas gerai, jam nereiktų užsimti fizinę veiklą, jam reiktų skaityti. Viskas gerai. Ta prasme, gerai, kad jis skaito. Auginat, to jau tiek viskas perskaitys ir savo pradės rašyti. Jo, ir jisai ten būdamas jau ten, būdamas ten 12 metų skaitydavo suaugusių literatūrą, turiuomenį ten Montenį, filosofus, Edgarą Allaną Poe, Julių Verną, tai ta prasme, paskui Edgarą Allaną Poe jisai net buvo išvertęs. Jo, nes jis mokėjo, kadangi jis gimė prancūzų toj terpiai, prancūziškai kalbančioj terpiai, tai jis nuo mažumės mokėjo prancūzų kalbą ir ten net mokykloje iš jo šaipydavosi, kai jis negalėdavo ištarti ispaniškai R raidės, bet tardavo R raidę prancūziškai. Paviduoliai. Jo. Tai va, tai jis ir sesė jo buvo patyčių objektas mokykloje būtent dėl tos raidės. Nors jisai pats sakė, kad čia tiesiog buvo sutrikimas. Vėliau jisai prisipažino interviu, kad tiesiog čia buvo sutrikimas, ne dėl to, kad jis nemokėjo ištarti tos raidės. Tai va, tai jisai augo tokioj terpėj tarp knygų ir jau būdamas 9 metų, yra kalbama, kad būdamas 9 metų jis parašė romaną. Jo, parašė romaną, bet šeima jį rimtai nežiūrėjo ir sakė, kad čia yra tik tai tokie užrašai, vaikiški žaidimai ir dėl to jis labai jautriai reagavo į tokį požiūrį. Tai aš tikiu. Ja, nes jis galvojo, kad jis tikrai labai gabus, kaip jisai pats sakė, aš esu mažas metafizinis žvėriukas. Net jau tuo metu jisai tokias savokas vartoja. Taip. Ja, bet jis labai ilgai dar nespausdino, jis daug rašė, bet nespausdino, jis sakė, kad... Bet dėl ko? Dėl to, kad neturėjo pinigų, ta prasme, šeima buvo nepritekliuje, ar dėl to, kad 9 metų suprantu, kad... Jisai kėlė savo labai aukštus reikalavimus. Okay. Ir jis nenorėjo, kad bet ko tiesiog spausdinti, kad paskui ateity gailėtųsi, kai būtų jau tas juodo ant balto išspausdinta. Ir jisai labai... Ar galima teikti, kad jis perfekcionistas? Taip. Literatūroje jis buvo perfekcionistas. Ir, toks apsiskaitimas tikriausiai ir lėmė tai, kad jisai matė, kas yra gera literatūra ir matė, kad jis dar negali tokios literatūros rašyti. Tai jisai buvo perfekcionistas iš tikrųjų literatūrinių požiūrių, bet galiausiai jisai pradėjo lyg ir nuo poezijos, nuo simbolistinės poezijos, bet pirmą apsakymą jis išspausdino 40 kažkelintais metais.
ir nunešė jį ne pas kažką kitą, o pas Borgesą, dar vieną monstrą Latino Amerikos. Pats Borgesas pasakojo, kad pas mane atėjo jaunuolis, labai aukštas. Aš jo veido bruožų neprisiminiau gerai, bet jisai sakė, kad aš jums atnešiau apsakymą, gal galite spausdinti. Sako, aš tuo metu buvau redaktorius kažkokio slapto literatūros žurnalo. Neįsivaizduoju, kas yra slaptas literatūros žurnalas, kurio redaktorius yra Borgesas. Bet, Borgesas tai pasakojo ir sako, tai ateik po 10 dienų, aš pažiūrėsiu, ar galima spausdinti. Sako, jis atėjo po savaitės ir paklausė, ar patiko. Aš pasakiau, kad įdomus ir jis jau spaustuvėj jūsų apsakymas. Prašau. Jo, ir dar aš paprašiau, kad mano sesuo, Borgeso sesuo, padarytų šitam apsakymui, sakykime, iliustracijas. Su iliustracijom. Kosmosas kaip gerai. Taip. Tai Borgesas iš esmės, paskui jau Paryžių, kai susitiko po daug metų, sako, džiaugiuosi, kad tau galėjau padėti prasiskinti kelią į literatūros pasaulį. Aš buvau pirmasis, kuris tai padėjo ir sako, aš labai džiaugiuosi. Nes kai jau buvo žymus, jie susitiko Paryžių ir sako, čia aš tas jaunuolis aukštas, kuris buvo užėjęs pas jūs ten 40 kažkėlintais metais ir Borgesas, čia tu. Tiksliai, šitas. Kortasarai, čia tu. Tai labai malonu, sako, aš tau padėjau. Tai va, tai... Ir galima sakyti, kad jis iš esmės jau gimė būti tuo, ko jis ir... Gal negimė, bet iš tikrųjų jo ir silpna sveikata ir jo tas polinkis į melancholiją, į literatūrą nulėmė tai, kad jis galiausiai tapo rašytoju. Ir pats Kortasaras sakė, kad jis labiau mėgo rašyti apsakymus negu romanus, nors jisai žymus būtent iš šito romano, bet todėl, kad sakė, kad taip, romanas laimi taškais, bet apsakymas turi laimėti knockdownų. Ta prasme, apsakymas tai trumpas tekstas, kuris smūgiuoja iš karto. Jo, o ne ilgas boksavimasis, kuris laimė taškais. Tai va, tai jisai buvo labai stiprus. Mes dar pakalbėsim apie jo apsakymus, gal šiek tiek, prieš pradedant kalbėti apie jo tą pagrindinį romaną. Bet grįžtant vėl prie jo biografijos. Aišku, tada įdomus asmeninis vyrų gyvenimas. Nes jis dar tik pradeda. Tai va, ir galiausiai jisai tą jo apsakymą perskaito tokia mergina iš pakankamai turtingos šeimos, bet irgi labai išsilavinusi, Aurora. Aurora. Bet Aurora nori susipažinti su Kortasaru. Taip. Bet jinai jo tiesiogiai nepažįsta, bet jinai pažįsta draugę, kuri pažįsta Kortasarą. Tai jinai paprašo tos draugės, kad jinai supažindintų ją su Kortasaru. Moteriškas ėjimas. Aha. Moteriškas ėjimas. Ir, žodžiu, ta draugė supažindina Aurorą su Kortasaru ir jie susipažįsta. Kortasarui Aurora labai patinka. Ir jie pradeda susirašinėti laiškais, bet Aurora pradeda ignoruoti Kortasarą ir neatrašo jo laiškus. Vėl moteris, kiek daug pažįstamų situacijų, ar ne dabar taip? Va, ir Kortasaras labai pergyvena, rašo į laiškus, jinai nieko ignoruoja jį, žodžiu. Nugeso jos entuziazmas. Aišku. Ja, ir galiausiai Kortasaras susipažįsta su tokiu prancūzų generolu, kuris kažkodėl atvyko į Argentiną. Tiesą pasakius, jis atvyko dėl to, kad jis ten ieškojo nacių pasislėpusių Argentinui. Toks De Gaulio generolas, kuris ieškojo nacių, nes Argentinui labai daug bėgo po antro pasaulinio karo nacių. Tai va, ir susipažįsta su generolu, tas generolas pradeda pasakot, koks nuostabus miestas yra Paryžius, gal tu atvyki į Paryžių. Ten moteris gražios, visa kita. Žodžiu, ir Kortasaras su to generolu vyksta į Paryžių. Ir ten susipažįsta, ten susitinka su tokia mergina, Edith Aron. Ir Paryžiuje
ta Edita Aron, jinai pradeda vedžioti po Paryžių, supažindina su Paryžiaus gražiausiam vietom, jie ten diskutuoja, labai maloniai leidžia laiką. Galiausiai jam ten truputį reikia išvykti Jis dar ten bando gauti pilietybę, bet nesėkmingai Prancūzijos ir nori, kad su Aron atidaryti parduotuvę. Jos vardu, kaip suprantu, ten senų knygų parduotuvė, bet Aron atsisako. Kažkaip, gal jam tikrai visur, kur yra moteris ir su A raide kažkur, jam gal ne, jam gal kažkaip yra, bet nėra. Tai va, Edita Aron kažkaip irgi atsargiai su juo elgiasi, taip, jinai yra maloni su juo, kaip sakau, vedžioja po Paryžių, jie draugauja labai maloniai. Tai va, galiausiai jam ten ištinka kažkokie reikalai, jam reikia grįžti į Argentiną, į Buenos Aires, jisai grįžta ir galiausiai jau sugrįžta į Paryžių su Aurora. Yes. Visą laiką buvo Auroros komandai, taip. Taip, jo, sugrįžta į Paryžių su Aurora ir kažkaip tai jis nori ją vesti. Tik nesakyti, kad Aurora pabėga, prašau. Aurora šiek tiek laužosi, žodžiu. Jinai iš turtingos šeimos, o Kortasaras kažkaip ir darbo neranda ten Paryžiuje. Tas generolas prikalbėjo, kaip faina, bet iš tikrųjų, kai tu susiduri su realybė, nėra viskas tai faina, kai tu be darbo, be pinigų ir jis ten dirbo pavienius darbus, užsiema, pavyzdžiui, nežinau, kas ten per įmonę ar ten įstaiga, kur reikia surišti knygas, įrišti knygas virvutėmis. Žodžiu. Ir jis ten, įsivaizduokit, Kortasaras, jau žymus pakankamai, išgarsėjęs su kai kuriais apsakymais, rašytojas riša. Bet vis tiek prie knygų. Prie knygų. Negaliu taip sakyti, kad jau labai labai toli, bet suprantama, sunku pradėti kažką Prancūzijoje. Bet dar grįžtant į Argentinos laikus, jisai Argentinoje, taip, mokyklą jisai labai sunkiai lankė, nes daug sirgo ir galiausiai direktorius pasakė, lankai man neįdomu. Ir jis šiaip netai baigė tą mokyklą ir ten ta mokykla tokia pakankamai prestižinė, jinai ruošė mokytojus. Ir jis mokytojavo Argentinoje ir paskui dar dirbo, sakykime taip, literatūros dėstytojų Mendozos universitete. Ir jis tuo pat metu lankė, jis norėjo tapti vertėjų, Argentinoje jau. Ir jisai lankė vertėjų kursus ir ten tie kursai turėjo trukti 3 metus, bet jis taip gerai tose kursuose pasirodė, kad jis per 9 mėnesius baigė tos kursus ir gavo licenciją vertėjo. Tai va, jis jau su vertėjo licencija buvo Paryžiui, bet kažkaip aplikavosi, galiausiai nurišti knygas, nėra lygis, tiesą pasakius, kad ir kaip visus darbus mes gerbtumėm. Ir tas net įstaigos vadovas maldavo, kad jis pasiliktų, nes jis geriausiai ryša iš visų. Tai iš ką, jeigu ramus žmogus, iš prigimties, toks melancholiškas, atsisėdu ir darau. Sakė, jis geriausias darbuotojas. Taip, kol blogą pasidaro ir darau. Ir galvoju naujus apsakymus, romanus, jau dėlioju galvoju. Taip. Ir daug romantikos, labai romantiškas darbas. Bet galiausiai aplikavo į UNESCO vertėjo darbą. Prašau. Taip. Šuoliais. Šuoliais. Ir gavo tą darbą. Ten darbas neįtikėtinai yra sunkus. Kaip pats Kortasaras sakęs yra, kad man vertėjo darbas kainuodavo košmarus ir baimės visokias. Bet jis sako, aš atsigaudavau rašydamas. Tai va, jis gavo tą darbą, prestižinį darbą vertėjo, o darbas iš tikrųjų labai sunkus, nes tu turi iš esmės automatiškai ten verst realių laikų, kai, pavyzdžiui, kalba koks nors atstovas, politikas, diplomatas ir tu turi realių laikų. Tai reiškia, tu net nesupranti, ką jis kalba, tu tiesiog kaip automatas verti tiesiogiai, ką jis kalba. Reiškia, tu išjungi savo sąmonę ir toks, grinai pasąmonės rautas. Tiesiog verti, ką girdi ir net neįsigilini, ką jis ten kalba, net nesupranti, ką jis ten kalba. Ten yra labai visiškai kaip skamba toks žmogiškas šitas dirbtinis intelektas. Dirbtinis intelektas. Tik tai, kad turi būti. Taip. Oho. O tada dar ne. Jo, dabar mes jau turim dirbtinį intelektą.
Ir jam reikėjo realių laikų versti. Ir jisai dirbo tokį labai sunkų darbą, ir aišku, prestižinį darbą, UNESCO. Ir Aurora galiausiai nusileido ir ištekėjo. Jo. Yes, Aurora šlaik buvo tavo komanda. Ir ištekėjo 53 metais už Kortasaro. Jo, ir jie būtų laimingi, nes jinai irgi buvo ir vertėjavo, ir kitaip sakant, irgi dirbo ir, kaip sakant, Tai pačiai sferai. Literatūriniai sferoje jo rašė, vertėjavo. Tai va, ir bet įvyko, bet jau galiausiai praėjus daugiau negu 10 metų. Aha, solidžiai. O, solidžiai. Jau ta santuoka pradėjo šiek tiek braškėt. O jie vaikų turėjo? Ne, neturėjo. Ar čia pradėjo braškėti, nes Aurora nori, kaip čia? Aš tiesą pasakius nežinau, ko. Kažko gal, bet. Jo, nežinau, ko Aurora norėjo, ar ko Kortasaras norėjo, bet jo, kažkas pradėjo ten braškėti tarp jų. Ir Kortasaras, aišku, daug keliavo, ir Aurora daug su juo keliavo, ir jis vienas daug keliavo, nes jis jau tapo žymus rašytojas, kai pasirodė jo tas romanas Žaidžiame klases, kuris pasirodė 63 metais. Aha. Tai vat nuo vestuvių praėjus 10 metų. Taip. Aurora. Ir gal kaltininkė tai bus šios, kaip čia, šio meno kūrinio. Aš nežinau, gal šiek tiek, bet Aaron, man atrodo, didesnė kaltininkė. Jo, nes ten pagrindinė veikėja magija, daug kas ją priskiria Aaron. Edith Aaron. Taip. Kaip ta magija, daugelis priskiria, pati Edith labai pykdavo, kai ją vadindavo magija. Nes sakydavo, aš nesu literatūrinis personažas, aš esu žmogus. Jo. Neaiškim čia rašytojai, kas tu esi, nes jis vis tiek parašys, kaip jam galvos dėlios. Bet grįžtant prie Kortasaro, jisai buvo pakviestas į tokį simpoziumą, į tokią konferenciją apie literatūrą, kaip sakau, jau žymus rašytojas, į Havaną, Kubą. Ir jis, Havana, nuvyko į Havaną. Ir tenai viešbutyje priėjo tokia mergina, kuri sakė, kad yra didelė jo gerbėja. Su Tomeliu Žaidžiame klases. Gal parašo norėjo? Jo. Tos merginos vardas ir pavardė buvo Ugnė Karvelis. Ugnė Karvelis, ar mes lietuvė? Taip. Lietuvos. Prašau, gerai. Legendinė Ugnė Karvelis, kuri irgi, sakykime taip, buvo, jinai dirbo ir prie UNESCO, ir leidyboje, ir prestižiniai leidykloje. Ir jie gal prasilenkdavo, bet tokiais darbiniais reikalais, jinai jo žavėjosi šono, kaip jinai pati sakė, kai aš atvykau į Paryžių tuo pačiu metu kaip Kortasaras 51 metais ir sako, man buvo 16 metų tuo metu. Bet Kortasarui, sako, kaip jinai jokavo, pas mane buvo daug vyno, pas Kortasarą buvo daug matės. Matė. Argentinietiška arbata. Jo, tai sako, tai va, tai Ugnė Karvelis buvo tokia, sakykim taip, vakarėlių liūtė. Taip. Mėgdavo vakarėlius, mėgdavo išgert daug vyno ir žodžiu, ir jinai išdryso prieiti Havanoj prie Kortasaro ir netikėtai... Būdama 16, jinai su knyga priėjo prie jo... Ne, būdama 16 netvyko į Paryžių, kai Kortasaras atvyko. O čia jau, kai jie susipažino, jie... Jau 67-ais, o jinai 51-ais atvyko. Gerai, aš jau siganu. Taip, nes Paryžiui jie susipažino, turiuomenį, jinai Paryžiui atvyko, kaip sakiau, 51 metais, kaip ir Kortasaras, o Havanai susitiko 67-ais. Tai po 16 metų nuo Paryžiaus. Tai kai Paryžiui atvyko, jai buvo 16 metų, o kai susitiko dar po 16 metų, tai 32.
Buvo metai. Gerai, bet vis tiek, kai Bet mergina jinai žino, buvo ko daug nori, jaunesnė už Kortasarą. nesvarbu. Taip. Čia visos moteris pras. Jeigu žinai, ko tu nori, viskas yra labai paprasta ir lengva. Ir ji rankoje laikė būtent šią knygą, kurią ir Mantautas įsirinko. Taip. Kodėl? Man žmogų, kuris neskaitė, ir aš tikiu, kad daugelis iš literatūros mašinų žiūrovų lygiai taip pat žaidžiame klases. Kas čia? Kodėl? Todėl, kaip jinai sakė, dar pakalbėsim, kodėl aš, bet kaip jinai sakė, ją sužavėjo ta knyga, nes kai jinai tą knygą perskaitė 63 metais, dar prieš jų susitikimą, jinai buvo sužavėta ir jinai sakė, kad aš buvau pritrenkta iš tos knygos, nes toje knygoje buvo rašoma apie tai, kaip aš gyvenau Paryžiuje būtent tuo metu. Tai jo dar pakalbėsim apie šitą knygą, bet ten irgi, sakant, liejasi alkoholis laisvai, gal labiau ne vynas, o degtinė, visi klausosi džiazo ir taip toliau. Kam nebūna? Ir ir ten... Tai ranką prie širdies pridėjus, kam nebūna. Toks bohemiškas jaunimas, kuris aprašytas šitam romane. Ir labai geras ir labai gražus laikas, kurį reikia išgyventi. Taip, tai jinai buvo sužavėta tos knygos ir, kaip sakau, jinai žavėjosi jau Kortasaru jau iš seniai, iš senų laikų. Ir galiausiai jie susitiko, kaip aš minėjau, Havanoje, netikėtai viešbutyje, prie registracijos staliuko. Jinai priėjo ir... Pasirašyk man, greičiau, kol nenualpau. O Kortasaras kažkaip buvo geroj nuotaikoje ir pasiūlė jai išgerti mojito. Mojito? Ja. Kad dabar daina liežuvio galą mojito. Ir prasidėjo jų draugystė. Taip, ir prasidėjo jų draugystė. Galiausiai jisai grįžo į Paryžių ir jau, kaip sakau, pradėjo birėti jų santuoką su Aurora. Oi, tos lietuvės. Taip, ir užsimezgė draugystė su Ugne. Taip. Ugnė buvo, labai smarki moteris, jinai dar turėjo mažą vaiką, su kuriuo jinai visur tampydavosi. Kas ir būdinga lietuviam, normaliai viskas. Aš nežinau, iš kur tas vaikas, bet... Bet tai netrukdė, tai nepakišo. Tai netrukdė ir jie su Kortasaru ir su tuo vaiku daug keliaudavo, gyveno ir Paryžiuje, ir gyveno ir provincijoje Prancūzijos. Tai bet, Kortasaras vėl iš naujo atsigavo, nes kažkaip buvo nusėdęs jau, vėl atsigavo ir, sakykim taip, ir kūrybiškai buvo toks kūrybingas, bet draugai nelabai mėgo jų, sakykim, to ryšio, nes, draugai nemėgo, tiesą pasakius, Ugnės, dėl to, kad Ugnė, labai mėgo alkoholį, tiesą pasakius, ir vedėsi, ta prasme, kartu tuo keliu, kažkuria prasme. Ir ta prasme, tie vakarėliai nuolatiniai, visa kita, ir net vienam vakarėlį, būdama, išgėrusi, yra tokia versija, kad, nežinau, pasakojo žmonės, kalba žmonės, kad būdama išgėrus ten pradėjo aiškinti, kad aš sukūriau Kortasarą, be manęs jo nebūtų. Nors tai yra visiškai netiesa, nes kai jie susitiko, jau buvo parašytas šitas romanas. Bet čia įsižeidė kas? Jisai ar jo draugai? Jo draugai labiau čia pasako tą istoriją, tikriausiai įsižeidė, kad jinai kalbėjo visišką netiesą, tiesą pasakius. Bet jinai galvojo, kad taip yra. Jinai galvojo, kad taip yra. Bet gal čia kaltas alkoholis, kartais mes kiekvienas jaučiamės tokių protingų žmogum, kai padauginam. Taip. Sakom, čia be manęs šis nieko nebūtų. Taip. Gerai, bet juos vis tiek suvedė romanas, aš gerai suprantu, ar ne? Žaidime klasės yra romanas. Tiesą pasakius, šitas romanas suvedė romanas. Jo. Bet kaip... Jinai žavėjosi juo ir dėl to norėjo su juo susitikti. Jo. Jinai kaip tik tuo metu irgi lankėsi Havanoje, kaip sakau, ir sutapo tai įvykiai. O jam pačiam, kaip gimė Žaidžiame klases? Kodėl šiandien reikia atrasti šią knygą? Dar truputį. Aš nebegaliu, kaip man įdomu. Taip, gerai. Aš suprantu, bet aš noriu dar truputį užbaigti jo biografinės tas detalės, ir tada jau pereisim jo, nes iš tikrųjų romanas įspūdingas. Tai va. Man tiesiog baisu, kad jis sunaikino moterys. Man jau baisu, kad mes linkstam link to, kad alkoholis, moteris ir viskas žmogus numirė. Man čia jau baisu yra šiek tiek. Taip. Bet kaip viskas? Bet galiausiai
ten buvo istorija tokia, nu, jau santykiai irgi pradėjo birėti su Ugne. Dėl draugų įtakos? Kaip? Dėl draugų įtakos, kad sakė... Vat nežinau, gal ir draugai, ir pati Ugnė gal tokia nepastovi, ir nes buvo atvejs, kai jie ėjo Paryžiuje per vieną tiltą, per Senos upę, ir kažkaip Kortasaras pasižiūrėjo vieną merginą, ir kažkaip ir jinai ten mestelėjo, kad jūs vyrai visi tokie, žodžiu. Taip, normalu, ta prasme. Eini savo meilę, kad čia žiūri dabar kitur. Tai va, tai ir galiausiai Ugnė metė Kortasarą. Ja. Ir kažkaip tai, vat, jų keliai, nu, susikirsdavo, bet tokie labiau darbiniais reikalais, taip jie bendravo, bet jau atšalę buvo santykiai. Ir Kortasaras lankėsi Kanadoje šį kartą. Ir susitiko su tokia, vėlgi tokia aktyvistė, kuri ten prieš karą Vietname kovojo, kanadiečių rašytoja, Carol Dunlap, kuri buvo jaunesnė už jį 32 metais, dar jaunesnė negu Ugnė. Ir irgi skaitė Žaidžiame klases ir pajuto, kad nori su to vyru susipažinti. Tiesiog jau Kortasaras buvo tiek prirašęs iki to laiko, kad aš nebežinau, dėl ko jinai ten... Jinai jau žinojo kaip žymų rašytoja, ne? Gal ne konkrečiai dėl šito romano. Tai jo, ir jisai įsimylėjo ir vedė ją. O kiek jam buvo metų jau? Jam buvo, tiksliai aš nepasakysiu, bet jie susitiko 79-ais, tai va, jis gimė 14-ais, tai gali. Tai pasidarykite matematiką. Pasidarykite, žiūrovai, matematiką. Meilė čia tik skaičiai. Jo, bet skirtumas buvo milžiniškas. Taip. Metų skirtumas buvo milžiniškas. Bet jeigu mergaitė sutiko, tai reiškia, viskas gerai, čia nepakišo. Ir 81 metais jinai ištekėjo už Kortasaro. Ir Kortasaras dar bandė atstatyti santykius su Ugne, tiesiog draugiškus santykius atstatyti. Ir bandė su ją pasikalbėti, Ugnė mestelėjo, kad vos ne jie apkaltino pedofiliją, kad tu čia su vaikais prasidedi ir eik tu žinai kur. Tai žodžiu, jį pasiuntė toli. Tai va, ir jis pradėjo vedybinį gyvenimą su Carol. Ir vėl. Ir galiausiai ten labai greitai viskas įvyko. Carol praktiškai tais pačiais metais, vestuvių metais, aptiko į Paryžiaus, jie ten jau gyveno Paryžiaus kažkaip, ne Paryžiuje, bet Prancūzijos provincijai, aptiko į Kraujo klane namuose. Jo, nes aš kaip sakiau, iš vaikystės jis turėjo silpną sveikatą ir ten, žodžiu, vyko skrandžio kraujavimas. Jo. O čia dažniausiai, jeigu žmogus turi silpną sveikatą, čia yra toks šalutinis jau, sakykime, aspektas ir jį rado Kraujo klane, bet dar gyva. Ir aišku, iškvietė ten greitąją, visą kitą ir išvežė į ligoninę. Ir tais laikais, dar nieks nežinojo tokių dalykų kaip ten AIDS ir taip toliau. Ir perpilant kraują, jį užkrėtė. Nes jam perpilinio kraują. Jo. Nes čia aš kiek skaitau lietuvių visokiose biografijose, kurios kalba apie Kortasaro mirtį, tai dažniausiai rašo, kad jis mirė nuo kraujo vėžio, kas yra netiesa. Iš tikrųjų, jisai mirė nuo AIDS. Tai va. Bet daktarai, kai jau nustatė diagnozę, tikslios diagnozės nenustatė dar tais laikais. Bet čia buvo 81 metai, man atrodo, bet nustatė, kad jam neliko daug gyvent ir pasakė Carol tą žinią, jam nesakė. Carol žinojo ir jinai labai išgyveno, nes jisai duodamas interviu dalino apie savo planus kūrybinius, ką jis toliau rašys, ką jis toliau darys, jinai girdėdavo tos interviu ir jai būdavo labai skaudu klausytis. Nes jinai žinojo, kad jisai greitai jau numirs, bet gavosi taip, kad Carol numirė pirma.
Jo. Ta prasme, aha. Ir čia yra daug versijų. Ta prasme, irgi, kad jinai mirė nuo vėžio, o kita versija, kad jau Kortasaras ją apkrėtė. Nežinau, ar aš jau noriu dar kalbėti apie tas knygas. Va čia tai gyvenimas. Jo, ir galiausiai jis palaidojo Carol, irgi nežinodamas, kad jis jau greit mirs. Aha. Ir jis, labai išgyveno jos mirtį ir depresavo labai. Tai jinai mirė 82, o jisai mirė 84 metais. Dar po 2 metų jisai numirė. Ir jie, kiek aš žinau, jie palaidoti tame pačiame kape Paryžiuje su Carol. Paskutinės dienas, kai jis gulėjo ligoniniai, su juo leido laiką, spėkit kas, Ieva. Aurora arba... O, mano draugė Aurora! Eina savo. Wow. Taip, paskutinės dienas su juo leido laiką Aurora, o laidotuvėse dalyvavo ir Ugnė, ir Aurora. Kartu atėjo į laidotuvės. Va toks yra žmogaus melancholiško, nuo pat vaikystės skaitančio knygutės gyvenimas. Toks, sakyčiau, prašau, Telemundo presentą. Ne, čia yra, neįtikėtina, kad tai yra realybė, nes visas gyvenimas skamba kaip filmas. Atrodo, kad dabar ką tik Manotas mums papasakojo filmą, nežinau, tragikomedija čia, wow. Gerai. Ir per visą šitą laiką, kada jisai dar spėjo rašyti, tai va. Per va tokį visą... Taigi, viskasgi greit įvyko. Jis mirė 69 metų, bet per tą laiką jis tikrai spėjo daug ką nuveikti ir spėjo, matot, išgyventi daug santykių. Visiškai labai daug įvairių. Aha. Jo, ir beje, kas įdomiausia... Kas gali būti dar įdomiau visą šitą? Taip, aha. Kas įdomiausia, kažkaip Aurora bijojo pranešti, nes jo mama ir jo sesuo dar buvo gyvos. Bijojo pranešti žinią mamai ir seseriai į Buenos Aires, ta prasme. Ir mama ir sesuo sužinojo, kad brolis ir sūnus mirė iš žiniasklaidos, nes žiniasklaida rašė, kad mirė žymus rašytojas Kortasaras, ta prasme Argentinoje mama sužinojo, kad mirė jo sūnus iš žiniasklaidos. Galvotum, kad juokauja. Ja, iš laikraščių sužinojo, kad sūnus mirė. Ja. Čia širdies smūgis gali būti mamai ir... Atsiverčia laikraštį. Mirė. Ja. To sugalvojo. Rytinį laikraštį atsiverčia ir sužinojo, kad sūnus mirė. Jo, geri kava. Eikti savo. Ja. Gerai. Gerai, Ieva. Aš apšalus esu šiaip. Jau dabar labai norisi skaityti. Pagaliau. Žiauriai. Pagaliau Jo, dabar jau galima, jau man labai rūpi. Žaidžiame klases. Ar tai yra jo pagrindinis darbas? Ar galima sakyti, kad iš jo viso šito gyvenimo tam tikro, kaip komiškumo tragedijoje ir gimė, kur aš linkstu, ar yra jo gyvenimo aspektų detalių sudėta į Žaidžiame klases? Tikriausiai taip, nes pagrindinis veikėjas Oliveira yra argentinietis, kuris atvyksta į Paryžių. Jo, atvyksta į Paryžių ir jis bohemiškas jaunuolis, susitinka su kitais bohemiškais jaunuolis ir susipažįsta su tokia mergina, kurios vardas Magė, jau minėtas mano, kaip sakiau, Edith, Edith, tos antrosios merginos, tokių motyvų. Jo, motyvų yra, bet jisai toks irgi labai melancholiškas ir nežino, ko nori iš tikrųjų. Tai tas personažas. Oliveira. Jo, pagrindinis personažas, jis nežino, ko nori, jis ieško prasmės tuose pokalbiuose, dalyvauja tuose pokalbiuose. Ten, toks bohemiškas gyvenimas, kaip sakant, kodėl jį išleido šitą romaną jau tarybiniais laikais, beje, Lietuvoje. Atrodo toks eksperimentinis revoliucinis romanas, todėl, kad ten šitas romanas meta iššūkį tai buržuaziniai visuomeniai orientuotai pragmatiškumą į darbą. O ten jaunuoliai sėdė, diskutuoja apie sakykim taip, tokius, dvasinius dalykus, apie filosofinius dalykus, metafizinius dalykus. Ir tas Oliveira gyvena su Magė, kuri irgi yra emigrantė iš
artimos Argentinai šalies iš Urugvajus. Ir ta magija turi jau vaiką mažą, kuris pastovi verkia ir serga. Ir Oliveira galiausiai tas vaikas užknisa. Galiausiai Oliveira sako, magija, aš tavęs nemyliu. O gal niekada ir nemylėjau? Magija sako, nu ir reiktų iš čia. Ir galiausiai Oliveira nueina į kažkokį tai, nu ten lietus lyja ir jisai vaikšto po tą Paryžius, neturi pinigų, neturi kur apsistoti ir užeina į kažkokį koncertą, paklausyti kažkokios pianistės, nevažymios, bet iš tikrųjų tų žiūrovų labai mažai ir galiausiai koncerto metu visi žiūrovai ją palieka, nes ten nepatinka niekam tas koncertas ir Oliveirai pagaila tos pianistės ir jisai sako, aš jūs palydėsiu namo. Ir jis lydi namo ir galvoja, kaip gerai būtų pas tą pianistą į namus užeiti. Nors pianistė turi vyrą, bet jis galvoja, gal su tuo vyru mes pakalbėsim, gal tas vyras pavaišins alkoholio, aš sušilsiu kojas, nes viskas varva ten, lyja lietus, už apykaklės varva vanduo, kojas sušlapia. Bet kažkaip ta muzikė galiausiai sako, kad gal tik vyras neįleis mūsų. Gal kažkaip tai. Ir Oliveira sako, tai, sako, aš pagalvau, kad gal jai reikia pasiūlyti viešbutį. Bet sako, aš iš draugiškumo, nes aš norėjau tik, jai ten nupirktą kambarį ir ją palikti tam viešbutyje. Taip. O ta muzikė kažkaip suprato neteisingai, kad jis kažko iš jos nori. Kas yra normalu. Jo, ir jinai sako, ką tu? Žodžiu, ir jį pasiunčia. Ir Oliveira neturi kur grįžti. Ir jisai grįžinėja pas magę. O magija jau susitikus su kažkokiu kitu Oliveiros draugu, jau ten... Užsiema magiją. Užsiema magiją, bet iš tikrųjų dėkoja ten varto alkoholį, vaiką šiaip tai taip būrė iš kortų, tai magija yra daug įvairia. Prasmiškas žodis. Vaikas šiaip netaip užmigdytas ir jie ten su tuo draugu sėdi, kalbasi. Ir galiausiai Oliveira įsiveržia į tą butą, grįžta, bet jis kažkaip tai abejingas. Ir tam draugui, ir magijai, sako, kur čia yra mano matė, ko turit išgert, gal dar liko kažko išgert. Ir jo, tas draugas sako, liko, pasivaišink, ten magija dar užkeičia kavos, žodžiu, jie ten kalbasi. Dar kiti draugai ateina, tas vadinamasis jų klubas, nes jie ten turėjo klubą jaunuolių, kurie rinkdavosi. Ten vienas iš Kinijos jaunuolis, ta magija iš Urugvajaus ir taip toliau. Žodžiu, jie ten sėdi, kalbasi ir kažkaip Oliveira kažko norėjo pasimti ir ėjo pro tą vaiką ir žiūri, kad tas vaikas jau nekarščiuoja, vaikas sušalęs jau, jis mirė. Kol visi, ta prasme, kambarį išėjo. Kol visi kambarį tūsinasi ten. Vaikas jau miręs yra. Ir niekam nėra minties, ko taip tylu, viską. Ai, kad jis buvo užmigdytas ir magija labai džiaugiasi, kad jis užmigo, sako, tyliai kalbėkit, pagaliau jis užmigo. Ir Oliveira kažkaip galvoja, kažkaip nepatogu dabar sakyt, kad vaikas mirė čia. Tai ir jis grįžta toliau, kalbasi su savo draugais ir ten tokia siurrealistinė situacija vyksta, vaikas miręs. Ir Oliveira su draugais kalbasi, kas yra realybė. Aha. Ar yra realybė, ar egzistuoja realybė. Išties. Ar čia tik tai filosofinė savoka, nes sako, jum realybė yra vienas dalykas. Taip. Čia yra dvi realybės, pavyzdžiui, jeigu aš dviese kalbu su kitu žmogum, nes žmogus mato vienaip realybę, aš matau kitaip realybę ir mes gyvenam ne vienoje realybėje, dviejose realybėse. Taip. Tada kitas ten draugas sako, bet žiūrėkit, yra lempa, mes abu matom lempą. Tai kaip ir vienoje realybėje mes. Ir žodžiu, vaikas miręs, o jie kalbasi apie realybę. Žodžiu, ar matom lempą, ar nematom. Jo. Ir galiausiai Oliveira tam draugui sako, žinok, vaikas mirė. Sako, ką darom? Sakom magijai. Ai, gal sako, dar nesakom. Tai bet sako, vis tiek pamatys. Taip. Ir galiausiai magija sako, man atrodo, jau laikas duot vaistų vaikui. Ir Oliveira sako, dar ne laikas. Žodžiu, jie toliau kalbasi ir galiausiai magija sako, gal aš jau paduosiu vaistus. Ir jie visi taip stebi, nes jau žino ir tas draugas. Aha.
Ir jie su kraupu stebi, kaip magija eina, pasiema šaukštelį, įpila vaistų, sako, magija sako, aš visą laiką, uždėkit šviesą, aš visą laiką išlaistau tos vaistus. Ir jinai dar tą šaukštelį nusišluosto į sijoną ir jinai eina su to šaukšteliu ir visi stebi, kaip jinai eina prie to vaiko. Ir, aišku, jinai pamato, kad tas vaikas. Ir jie iškrinta viskas, jinai ten suklumpa, pradeda verkti. Ir Oliveira sako, tai gal aš jau eisiu? Aha. Gal jau į kitą realybę? Dar čia policija ateis, čia problemų bus, žodžiu. Ir jis palieka, ir jis, žodžiu, išeina. Taip. Ir galiausiai jisai galutinai meta tą magiją. Jis kankinasi šiek tiek, jis vėl nežino, ar jis myli ją, ar nemyli, jam šiek tiek gaila jos ir taip toliau. Tai va, ir galiausiai jisai nusprendžia, kad reikia grįžti į Buenos Aires. Jo, Aš negaliu patikėti, kad apie knygą kalbama. Jis grįžta į Buenos Aires, ten jį pasitinka draugas, bet tas draugas nelabai norėjo, kad grįžtų Oliveira. Pats Oliveira net nepranešė, kad grįžta, bet jis kažkaip sužinojo iš kažkokios diplomatinės... Jis šiaip nemėgsta pranešinėti informaciją. Jo, jis šiaip nemėgsta. O tas jo draugas su žmona ateina, jie pasitinka jį. Supažindina, Oliveira malonu susipažinti, bet net nepažiūri tą žmoną. Ir ta žmona net nepatenkinta, sako, jis net nepažiūrėjo mane, ta prasme, ir taip toliau. Gyvulys. Tikrai. Tai va, ir žodžiu, Oliveira ten, aišku, vėl Buenos Airese neranda darbo, dirba pavienius darbus. Ten tas draugas jį šiaip netaip įdarbina cirke. Aš nežinau, ką ten Oliveira daro, tiesą pasakius, nes ten nelabai aišku, ką jis ten daro, nes... Jis iš realaus gyvenimo yra cirkininkas. Ar jis ten kasoj kažką, ten pinigus surenka, bet žodžiu šiaip sako, kad, kaip jisai pats sako, 1 valandą aš atsikeliu nakties, skaitau knygas iki 5. Žodžiu. Ir sako, noriu išmokyti ir tą draugą nieko nedirbti. Jis sako, nes čia yra toks, nėra taip lengva to išmokti. Tai va, tai galiausiai Oliveira labai netikėtai tampa su to draugu psichiatrinės klinikos direktoriais. Abudu vadovauja psichiatriniai klinikai Buenos Airese ir galiausiai baigėsi taip, kad Oliveira pats išprotėja. Tai aš tikiu. Jo. Tai dabar... Nuo nieko neveikimo. Jo, tai jie dabar... Ką dabar norisi imti ir skaityti? Jo, bet jie, žiūrėkit, kai aš jau papasakojau visą, kas čia įvyko, visą tą surrealizmą, kas čia dabar vyksta, tikriausiai klausimas. Taip. Ne? Tai dabar pabandykim pasiaiškinti. Mano manimu, geriausia interpretacija yra davęs tas pats Borgesas. Jis, aišku, kalbėjo apie Kortasaro apsakymus, bet čia tinka jo ir romanams. Kaip pats Borgesas sakė, atrodo, veiksmas vyksta Paryžiui, Buenos Aires, topografija kaip ir aiški, taip. Oro uostai, konkretūs miestai, cigarečių pavadinimai. Taip. Atrodo, įprastos buitinės scenos, žmonės kalbasi, kažkas miršta, prasme, atrodo, kažkas kažką sako. Kažkas kažką sako. Atrodo, visose romanuose nieko nevyksta. Bet iš tikrųjų vyksta siaubingi dalykai. Ką bando čia pasakyti Kortasaras, kad čia veiksmas vyksta ne Buenos Aires, ne Montevidėjuje ir ne Paryžiuje. Veiksmas vyksta pragare ir kad mūsų šituose gyvenimuose nėra jokios laimės. Idėja čia tokia pagrindinė, kad mūsų gyvenime nėra laimės. Antausi dabar. Ir dabar aš noriu kaip tik pacituoti, nes ten tarsi atrodo jau veikėjas, tas pats Oliveira, prieina prie tam tikros tiesos ir galiausiai tą tiesą vėl atmeta. Mes prieinam prie kažko, lik ir jau atrodo, jau pasiekėm kažką ir paskui pamatom, kad mes vėl esam be nieko. Kaip su ta tikrovė. Taip ir iki galo ir neaišku, kas ta tikrovė. Tai va, čia pavyzdžiui yra citata, kuri, man atrodo, labai gerai išreiškia tą pagrindinę idėją. Po teisybei visi mes esame lyg ir įpusėta komedija. Viskas labai gražu,
bet niekas neaišku. Aktoriai kalba ar kažką daro, tik nežinia kodėl ir kam. Tai mūsų gyvenimas va toks ir yra, kad mes esam kaip aktoriai, kurie kažką darom, bet nežinia kam. Ir yra toks epizodas labai įspūdingas, kai Oliveira jau grįžta į Buenos Aires. Jis, kaip sakau, ten nieko neveikia iš esmės ir jis susiranda dėžę sulankstytų vinių ir jis pasiema plaktuką ir tiesina tuos vinis. Tai čia, man atrodo, ta mūsų gyvenimo metafora, nes kai draugas paklausė, o kam tu tiesini tuos vinis? Nežinau, sako. Todėl, kad jie netiesus, bandau ištiesinti. Bet, sako, problema ta, kad aš tiesindamas juos, kai tiesinu, jie dažniausiai atlinksta į kitą pusę ir vėl reikia tiesinti vinis. Bet iš vienos pusės yra, kaip čia, ir liūdna ir žiauri mintis, imkim taip. Bet iš kitos pusės, kažkaip bent jau aš tai matau tam tikro žavesio, nes man atrodo, kad jeigu kiekvienas mūsų, imkim taip, dabar mes kalbamės, ar ne, neturėtų prasmės, arba mes nesijaustume, kad dabar sukuriam kažkokią prasmę, tada gyvenimas būtų žiauriai neįdomus. Kažkuria prasme. Žiauriai neįdomus. Gerai, gimiau, padirbsiu, pristaikysiu prie sistemos, numirsiu. Taip. Bet iš kitos pusės, imkim taip, jeigu ir nėra tos laimės. Nors dabar labai įdomu paskaityti ir aš tikiu, kad daugeliui bus norėsis prisėsti prie šio romano, bet jeigu jos ir nėra, bet gal yra labai smagu žinoti, ir gerai, jos nėra. Bet gerai, kad mes esame visi ir toj nelaimiai. Taip, ir mes žaidžiame ir žaidžiam tą žaidimą. Žaidžiame klases. Kodėl dar pavadinimas toks? Tai todėl, kad šitą romaną galima skaityti dviem būdais. Pats Kortasaras sakė, mes galima skaityti kaip normalų romaną, linijinė tvarka, bet galima, ten jisai yra pasiūlęs kitą būdą, kad ir ten pusę romano gali taip skaityti, paskui kitą pusę gali kitaip skaityti, kad tu, pavyzdžiui, gali pradėti nuo vidurio, eiti į pirmą skyrių ir jis ten surašęs skyrių, ta prasme, skyrių numeriais, nuo kokio iki kokio skaityti, ta prasme, šokinėti nuo vieno skyrio iki kitos skyrios, tai čia kaip žaidimą žaidžiame klases, kai mes šokinėjom. Aš labai norėjau paklausti jūsų, ar čia turi kažką bendro, nes pačiam viršelį labai tie visi kvadratai ir atrodo, kai ant ko atsistosi, tai man buvo, bet aš taip galvoju, jeigu tokia labai rimta knyga, tai negi bus tokia labai nereikšminga, iš kitos pusės viskas yra labai reikšminga. Taip. Bet galima skaityti tokiu būdu arba tokiu būdu. Man, pavyzdžiui, linijinis būdas labiau patinka. Aš iš eilės, ten iki 336 puslapio galiu taip skaityti, o gali skaityti, kaip sakau, šokinėdamas į skyrius. Ir taip irgi susidėlioja istorija, šiek tiek kitaip susidėlioja istorija. Tai čiagi idėja kokia, kad iš tikrųjų mes žaidžiame klases ir gyvenime mes žaidžiame klases, mes šokinėjom tais kvadratukais. Pirmin atgal nėra linijinio gyvenimo, ta prasme. Yra, kaip sakau, kaip ten vienas irgi, man atrodo, Oliveira užsiminęs, kad kažkaip gyvenime viskas neužbaigta, visada reikia kažką užbaigti, kažkur eiti, kažką padaryti ir taip toliau. Ir visas gyvenimas yra kažkoks neužbaigto darbo tąsa. Ir kaip mesti tokiam gyvenimo iššūkį, kaip sako, labai sunku, nes vis tiek tu turi kažką daryti. Kažką. Ir prie kažko darimo tu gali griebti naują knygą, žaidžiame klases ir ją atsiversti. Taip. Ir dar vienas dalykas, kad šita knyga, kaip pats Kortasaras sakė, jinai nieko nemoko. Jinai parodo, kad yra labai daug kelių gyvenime. Oi, kaip gerai, tai čia man viskas. Aš iš pradžių labai pergyvenau, kad nieko nežinau, nieko neskaičius, nesuprantu, nei kas čia parašytas. Tikrai, toksai visiškai žalias lapas. Aš jaučiausi, dėl to man tai buvo ir perėjo labai daug emocijų, nes buvo įdomu išgirsti, ačiū tau, Mantautai. Ne viena aš tikrai dėkosiu už tai, nes man atrodo, kad paskaityti tam tikrus kūrinius ir pasijausti, kad yra normalu kelti tos klausimus, nes nėra žmogaus. Tikrai čia vis tiek esame ne vieni ir čia ir mes kartu, mes visi iškeliam tą klausimą, kur yra ta prasmė, kokia yra prasmė, ypač kai mes pavargstam, ypač po sunkios darbo dienos, ypač kai nieko neuždirbi, ypač kai gyvenimas užnisa, ypač kai tau netrašo mylimas žmogus arba ypač kai tu, žodžiu,
Tu visą laiką keli tą klausimą. Ir šita knyga galėtų būti atgaiva tokiam žmogui. Būtent, ir man atrodo, kad dar kai rusai sakė, kad gali skaityti kaip nori, bet ką atsiversti tokiam žmogui, va, kaip aš, pavyzdžiui, aš esu chaosas, man tikrai patinka, kur dar jeigu pamiršti puslapį, tada vėl ima nervas, o čia gali įkristi ir pabūti kartu, su rašytoju keliauti per jo tam tikrą pasaulį, per jo už rankos paėmus. Kaip tais kvadratais tam žaidime. Taip. Ja. Tik tai Ieva, gal tvarka irgi yra, bet nurodyti autorius, nuo kokio skyrius iki kokį skyrių reikia šakinėti, ne? Bet gali skaityti, kaip sakiau, linija tvarka, o gali šakinėti iš tikrųjų. Tai va, tai ar knygos pabaiga man tai patiko ar ne? Patiko, nes iš esmės šita knyga va, tokia ir yra, kad, jinai nesiūlo tokios labai konkrečios pabaigos. Palieka su klausimu? Ar atsakymu? Jinai palieka absoliučiai su klausimu. Bet tas yra labai labai gerai. Ar galės mūsų žiūrovai, jeigu kiltų klausimų, į komentarus užduoti ir padiskutuoti kartu, man tai ar galėtum atsakyti? Tai mes labai labai motyvuojame. Žiūrėkit į mūsų YouTube kanalą. Taip. Ir mes pabandysim atsakyti jūsų klausimus. Rašykite į komentarus. Drąsiai. Linkim drąsos. Džiaugiamės, kad tikrai esat su literatūrinė mašina, auga, žiūrovų skaičius auga. Man didžiausias ačiū Mantui Ruzui, kaip visada. Ačiū Ieva. Viską žmogus pasiruošęs. Kad jūs savo užimtoj dienotvarkį randat laiko. Nes čia yra... Su manim pasikalbėti. Taip, čia man yra didelis džiaugsmas ir tikrai ačiū, kad ne mane vieną motyvuojate skaityti. Ir iki kitų mūsų tinklalaidės naujų epizodų, kurių dar tikrai daug, manau, kad bus. Tikrai labai daug. Kol Mantautas skaitys, tol jų bus. Fantastika. Ir kol jie varas laiko susitikti, tikrai jų bus. Bus. Žaidžiame klases. Crazy.